Trečiojoje Tarptautinės kelių transporto sąjungos ir Europos Sąjungos kelių transporto konferencijoje bene labiausiai laukiamais svečiais ko gero buvo Rusijos valdžios atstovai, tačiau neatvyko nei Rusijos transporto ministras, nei muitinės atstovai. Beveik prieš savaitę Rusijos muitininkai pradėjo sulaikyti kiekvieną Lietuvoje pakrautą vilkiką kelioms paroms. Kroviniai visiškai iškraunami, atidaromos prekių pakuotės. Perdavėm tą informaciją, kurią mums perdavė vežėjai, kad yra taikomas toks režimas, kuris yra taikomas pagal profilį, rizikos profilį, o rizikos profilio identifikacija tai yra pakrovimo šalis Lietuva ir iš tikrųjų mums didelį nerimą kelia tokia situacija. Lietuvos vežėjai dėl to jau patiria nuostolių. Ši aktualija tarptautinėje konferencijoje sulaukė didelio dėmesio. That there is legal action that can be taken. You have to consider that the TIR Convention is an international treaty. Russia is still part of the TIR Convention. As such, they have to respect all of the provisions of the TIR Convention. Therefore, as a haulier, if I show up to the Russian border with a TIR carnet, it has to be respected. If it is not respected, then we've given advice to hauliers what information they need to gather so that we can then hold this information against customs because they will be in breach of international law and an international treaty. Irų prezidentas susitiks su Jungtinių tautų generaliniu sekretorium Bakčiamūnu, ir ten bus kalbama ir be abejo bus vienokia ar kitokia, vienoks ar kitoks spaudimas, sakykime, Rusijos valdžiai. Tai pirmiausiai Rusijos muitiniai, jeigu ten jie nesikeis. Toliau, yra laiškai parašyti tiek Medvedevui, tiek ir pačiam Putinui, tai taip, kad aš manau, jie turės kažkaip reaguoti tai. Pagal TIR konvenciją, kurios narė yra ir pati Rusija, kroviniai neturėtų būti sulaikomi ir taip griežtai bei nuodugniai tikrinami. I cannot promise you that next week or in 2 weeks' time everything will be solved. This is impossible to say. We are doing our utmost to find the solution in a very professional and very legal form, based on only on law, international law. Rusijos muitinė iki šiol nepateikė oficialaus paaiškinimo, kodėl visi Lietuvoje pakrauti kroviniai sulaikomi pažeidžiant TIR konvenciją.